Šalom ir sveiki sugrįžę į Izraelį su Aline. Šiandien atvykome susipažinti su vienu iš 3 miestų, kuriuos Jėzus prakeikė. Sveiki atvykę į Korazimą. Susipažinsime su stulbinančia šios vietos archeologija, kurioje yra medūzų, veidmainių kėdė ir dar daugiau. Ir tai padeda mums suprasti, kodėl jis nusprendė pasmerkti šį miestą. Taigi, ir tada, jei esate pasiruošę, Pradėkime. Jėzus prakeikė 3 miestus – Kafarnaumą, Betsaidą ir 3 – Korazimas. Vargas tau, Korazimai, vargas tau, Betsaidai. Nes jei Tire ir Sidone būtų įvykę stebuklai, kurie buvo padaryti pas jus, jau seniai jos būtų atgailavusios, apsivilkusios ašutine ir sėdėdamos pelenuose. Tačiau teismo dieną Tiro ir Sidono laukia lengvesnis nuosprendis negu jūsų. O tu, Kafarnaume, ar manai būsi pakeltas iki dangaus? Būsi nublokštas į pragarą. Jėzus pasmerkė šiuos 3 miestus, nes jie matė daug Jėzaus stebuklų. Didžioji dalis jo tarnystės vyko būtent čia. Tačiau šie miestai, net ir matydami viską, ką matė, nepakeitė savo kelių. Kokie tai buvo keliai, mes taip pat šiandien tai pamatysime. Tačiau pirmasis ir pagrindinis klausimas, į kurį atėjome atsakyti, yra, ar šis miestas, kuriame dabar esame, ar tai yra tikrasis biblinis Korazimas. Tai buvo vienas iš didžiųjų Biblijos archeologijos debatų. Daugiau nei 100 metų archeologai diskutavo, ar tai tikrai yra Korazimas, Jėzaus prakeiktas miestas. Ir galiausiai nauji archeologiniai kasinėjimai sugebėjo atskleisti tiesą. Dabar kartu susipažinkime su Korazimu, o vėliau susitiksime su archeologu Achija Tavoru Kohenu. Archeologas, kuriam pavyko atskleisti tiesą apie biblinį Korazimą, taigi eikite su manimi. Galime matyti, kaip šie namai, o iš tikrųjų visas šis miestas, pastatyti iš juodų akmenų. Pažiūrėkite į juos čia. Tai yra bazaltiniai akmenys. Ir tai visiškai logiška, nes būtent ši Galilėjos dalis, kaip ir visi Golano aukštumos, yra natūraliai sudaryti iš bazaltinio akmens. Taigi vietiniai žmonės nevažiuodavo į tolimas vietas ieškoti akmenų, o naudodavo medžiagas, kurios buvo prieinamos aplinkui. Ir mes galime matyti išlikusias grindis, sienas, langus, bet vieno dalyko čia nėra. Ko trūksta šiame mieste? Stogai. Kur yra namų stogai? Visa namo konstrukcija buvo pagaminta iš vietinio bazalto akmens. Tačiau dalis stogų buvo daroma taip. Didelės medinės sijos buvo dedamos nuo vieno galo iki kito. Ant jų buvo dedamos mažesnės šakos, o ant jų šiaudai. Ir ant to dar buvo dedamas molio sluoksnis. Visa tai buvo suspaudžiama. Taigi toks presuotas stogas buvo gaminamas iš organinių medžiagų. Ir po 2000 metų šie stogai jau seniai išnyko. Jie suiro ir vėl tapo žemės dalimi. Čia Korazime taip pat buvo stogų pagamintų iš akmenų, paremtų tokiomis arkomis, kaip ši už mūsų nugarų.
Tačiau jie taip pat netlaikė niokojančių Galilėjos žemės drebėjimų. Tačiau jei pagalvosime apie Jėzaus laikus, dauguma to meto stogų iš tikrųjų buvo pagaminti iš medžio, šiaudų ir molio. Ir tokio tipo stogas yra archeologiškai susijęs su vienu iš stebuklų, kuriuos Jėzus padarė viename iš pasmerktų miestų, prakeiktų miestų. Jei skaitome Biblijoje stebuklą, kurį Jėzus padarė Kafarnaume, kai pagydė paralyžiuotąjį, prisiminkime šios istorijos pradžią. Jėzus buvo Kafarnaume, jau savo tarnystės viršūnėje, ir minios ėjo pas jį ir prašė būti išgydytos. Ir vienas vyras norėjo, kad Jėzus jį išgydytų. Tačiau jis buvo paralyžiuotas, jis gulėjo neštuvose, o jo draugai negalėjo prieiti prie Jėzaus per minią. Ir ką jie daro, jie užlipa ant namo stogo, nuardo dalį stogo ir nuleidžia šį vyrą neštuvuose. Ir šis vyras, kuris buvo įneštas, pririštas prie neštuvų per skylę stoge, išeina vaikščiodamas pro pagrindinės namo duris. Tačiau pažiūrėkite, jei visas namas ir stogas būtų iš akmens, jie nebūtų galėję lengvai jo nuardyti, bet medinis stogas šiaudų ir molio, taip jį lengva išardyti. Ir taip pat lengvai vėliau pataisomas. Jie galėjo vėliau sutvarkyti tą stogą, jie nesukėlė didelės žalos namui. Nes tai būtų galbūt įžeidimas taip elgtis, prašyti stebuklo, padarant didelę žalą kitai šeimai, kažkieno namui. Ir būtent tai, kas čia kasmet buvo įprasta, kad dėl lietaus sezono nuo šių stogų pradėdavo byrėti dalis molio. Ir jie kasmet įprastai remontuodavo stogus. Todėl tokio tipo stogai, kokie buvo šiame mieste, čia Korazine, buvo tokie patys kaip ir namuose Kafarnaume bei Betsaidoje. O koks buvo šio miesto pajamų šaltinis? Iš ko jie gyveno? Tai nebuvo žvejų miestas kaip Betsaidoje ar Kafarnaume, kurie abu yra Galilėjos ežero pakrantėje, kurį matome fone. Šis miestas vertėsi kita veikla, kurią noriu jums parodyti. Eikite su manimi. Šis miestas gyveno iš žemės ūkio. Jie augino aukštos kokybės javus, taip pat vynuogės vyno gamybai. Tačiau pagrindinė miesto veikla buvo alyvuogių aliejaus gamyba. Ir dabar mes esame alyvuogių aliejaus spaudykloje iš biblinio laikotarpio. Čia galime pamatyti alyvuogių aliejaus spaudyklę ir kaip ji veikia. Šioje vietoje jie sudėdavo visas alyvuogės. Tuomet šis didelis akmuo būdavo sukamas viršuje, traiškydamas alyvuogės, o kas iš to gaudavosi? Kas išeidavo iš šio proceso? Tai nebuvo alyvuogių aliejus, mielieji. Tai buvo lukštų, kauliukų ir aliejaus mišinys. Viskas sumaišyta. Ir tada jie išimdavo visas šias tiesioginė prasme suspaustas alyvuogės. Jie sudėdavo į didelius krepšius, o krepšys veikdavo kaip savotiškas sietas, filtras. Čia krepšiai buvo dedami vienas ant kito. Ir tada didelis medinis strypas su akmeniniais svoriais suspausdavo tuos krepšius. Ir tada jau išbėgdavo aliejus. Čia galime matyti, mielieji, šis latakas surinkdavo aliejų ir jis tekėdavo čia vidun. Čia yra vieta, kur buvo laikomas visas aliejus. O Korazimas galėjo pagaminti iki 15 tonų aliejaus kiekvieną sezoną. Ir tai atnešdavo daug turto šiam miestui. Trys miestai, kuriuos prakeikė Jėzus – Korazimas,
Betsaida ir Kafarnaumas. Jie buvo sunaikinti ir jau daugelį amžių yra griuvėsiai, kaip matote. Vieninteliai gyventojai yra švaniai sala, uoliniai damanai. Tai šie mažyčiai gyvūnėliai čia, gyvenantis tarp akmenų. Ir vieninteliai balsai, kuriuos čia girdime ir kurie nutraukia tylą, yra piligrimų ir turistų grupių atvykstančių susipažinti su šių miestų praeitimi. Pažiūrėkite į šį statinį, kuris yra šiek tiek kitoks nei kiti, kuriuos čia turime. Galime matyti keletą laiptelių vedančių žemyn ir savotišką baseiną pilną vandens. Beje, tai ne nacionalinio parko darbuotojai pripildė vandens. Ši vandens sistema, kilusi iš biblinio laikotarpio, veikia iki šių dienų. Tai tikrai įspūdinga. Bet kas buvo šis vandens rezervuaras? Tai nebuvo geriamas vanduo. Taip, tai buvo mikvė, ritualinė vonia, žydų apsivalymo vonia. Ir aiškiai pasakykime, Jėzus niekada nesmerkė, niekada nekalbėjo prieš mikvę. Tačiau Jėzus moko, kad iš tikrųjų svarbu ne tai, kas patenka į kūną, ar tai, kad apvaloma tik išorė. Svarbiausia yra tai, kas iš jo išeina. Kokia prasmė buvo Korazimo gyventojams Jėzaus laikais ateiti apsivalyti, vilkėti apsivalytus drabužius, bet išeiti iš čia ir daryti Dievas žino ką. Ir būtent dėl to šio miesto apsivalymas dažnai buvo išorinis, bet tai, kas buvo viduje, ne visada buvo suderinama. O dabar keliausime į svarbiausią miesto vietą – sinagogą. Juk žinome, kad Jėzus mokė Korazimo sinagogoje. Paieškokime jos. Čia galime matyti pastato kampelį, įspūdingiausio miesto pastato. Tai buvo sinagoga. Tačiau yra kažkas šiek tiek keisto. Galime net pasakyti kažkas neteisingo šioje vietoje. Pažiūrėkite, visi šie akmenys, viskas, ką jums parodysiu čia lauke, šie akmenys buvo arba sinagogos viduje, arba jos fasade. Be jokios abejonės, tai buvo šios sinagogos dalis. Bet ateikite čia, pažiūrėkite iš arčiau. Čia galime matyti žmonių atvaizdus ir jų yra ne vienas. Ir klausimas yra toks. Ką žmonių atvaizdai veikia Dievo garbinimo namuose? Biblija mums aiškiai sako, neturėk atvaizdų. Bet jei jums tai atrodo keista, palaukite, kol pamatysite, kas yra ant šio kito akmens. Jei paeisime čia kelis metrus, galime pamatyti daugiau. Veidas. Pažiūrėkite čia, draugai, čia yra moters veidas. O aplinkui yra kažkas šiek tiek keisto. Štai čia, draugai, tai nėra saulė, tai yra medūza. Taip, medūza iš graikų romėnų mitologijos. Moteris su gyvačių plaukais. Visi, kurie į ją pažvelgdavo, pavirsdavo akmeniu. Draugai, ką pagoniška mitologija veikia sinagogoje? Ir atsakymas yra, mes nesame tikri. Bet galbūt tai susiję su šio miesto žmonių esme. Esmė, kuri galbūt nėra nukreipta tik į Dievą, bet galbūt taip pat pripratę prie kitų atvaizdų ir galbūt pripratę prie stabmeldystės. Taigi, galbūt tai yra mažas paaiškinimas to, ką matome. O dabar eikime į sinagogą. Prieš tęsiantį šiai audrai sužinokime, kas dar blogo yra šioje vietoje.
Ši sinagoga buvo įspūdinga ir prabangi. Ji netgi turėjo 2 aukštus, o vidus buvo išraižytas iki smulkiausių detalių. Ir taip pat čia ant akmenų buvo rasta pagoniškų atvaizdų. Ir pažiūrėkite, kas dar buvo rasta šioje sinagogoje. Mošės kėdė. Mošės kėdė. Tokio tipo kėdės buvo sinagogose nuo Jėzaus laikų. Ir tai buvo garbės kėdė sinagogoje. Turtingiausi žmonės, svarbus asmenys, galbūt svečiai iš kitų miestų, galėjo sėdėti garbės kėdėje. Ir visi čia galėjo stebėti jį sėdinti ypatingoje kėdėje. Tačiau Jėzus mums pasakoja apie Mošės kėdę ir svarbiausia, apie tuos, kurie joje sėdėjo. Jėzus mums sako, kad turime klausytis, ką jie kalba, jų mokymų, bet nesielgti kaip jie. Tada Jėzus kalbėjo minioms ir savo mokiniams. Mošės kėdėje sėdi raštininkai ir fariziejai, todėl darykite ir laikykitės visko, ką jie jums sako. Bet nesekite jų pavyzdžių, nes jie kalba, bet nedaro. Jėzus tiesioginė prasme juos vadina veidmainiai. Nes jie čia kalba apie gerus darbus, apie labdarą, apie teisingą būdą laikytis įstatymo. Tačiau viduje, savo pačių gyvenimuose, jie dažnai darydavo priešingai. Ir galbūt būtent tai yra viena iš didžiųjų Korazimo problemų. Šis miestas girdėjo Jėzaus kalbas, girdėjo jo mokymus, kaip kartais jie irgi girdėdavo, kas buvo sakoma Mošės kėdėje. Tačiau jie nekeisdavo savo kelių. Jėzus čia lankėsi, Jėzus padarė tiek daug stebuklų, bet jie neklausė. Jėzus be jokios abejonės lankėsi Korazimo sinagogoje, bet ar tai buvo ši sinagoga? Archeologai. Ilgą laiką jie sakė, kad ne, kad tai nebuvo Jėzaus sinagoga. Archeologai, kurie anksčiau kasinėjo šią sinagogą, padarė išvadą, kad ji buvo pastatyta tik Bizantijos laikotarpiu. Tai reiškia, praėjus keliems amžiams po to, kai Jėzus lankėsi šiame regione. Todėl jie padarė išvadą, kad Jėzus nebuvo šioje sinagogoje, kad jis negalėjo būti vietoje, kuri dar net nebuvo pastatyta. Tačiau nauji archeologiniai kasinėjimai keičia šį požiūrį, o tuos kasinėjimus atliko. Tai archeologas Ahija Kohen Tavoras. Šalom. Šalom. Papasakok mums, ką čia atradai. Taigi, mano kaip archeologo darbas yra kasti po žeme, žiūrėti po paviršiumi, nes sluoksniai yra vienas virš kito. Turiu omenyje, kai žmonės gyveno toje pačioje vietoje šimtus ar tūkstančius metų, pastatai kaupėsi vienas ant kito. Taigi mes turime nuimti sluoksnį po sluoksnio, kad pasiektume apatinius sluoksnius. O ankstesni archeologai kasę šią sinagogą ištyrė jos dalis ir padarė išvadą, kad ankstesnės sinagogos čia nėra. Bet tai neturi prasmės, nes mes žinome iš Naujojo testamento, kad Jėzus čia buvo ir čia mokė. Taigi čia turėtų būti kažkokia sinagoga, nes čia ir vyksta mokymai. Ir ką mes iš tikrųjų padarėme, tai kasėme po grindimis, ieškodami naujų radinių. Tai galėtų mums papasakoti apie ankstesnį pastatą, kuris būtų šio pastato vėlesnės Bizantiijos sinagogos pirmtakas. Mes galime pažvelgti į kitų sinagogų archeologinius kasinėjimus čia, Galilėjoje. Ir ką mes matome, tai sluoksnis po sluoksnio sinagogų. Pavyzdžiui, Arbelio kalne, kuris taip pat yra labai svarbi biblinė vieta, buvo sinagoga. Dėl tam tikros priežasties ji buvo sunaikinta arba labai pažeista. Jie ją išardė ir pastatė kitą ant viršaus. Ir dar vieną ant viršaus. Arbelyje yra 5 sinagogų sluoksniai.
Ir tai nėra vienintelis pavyzdys. Todėl Ahija įsivaizdavo, kad jei čia yra sinagoga, logiškiausia vieta, kur galėtų būti kita sinagoga, yra po mūsų kojomis. Tačiau vėlgi, archeologai, kurie čia atvyko 7-ame dešimtmetyje, sakė, kad po grindimis nieko nėra. Ten buvo tik uolos ir akmenys. Daugiau. Tačiau archeologija tuo nebesirūpino, o Ahija buvo pirmasis, kuris iš tikrųjų pakėlė tą grindinį. Ir aš noriu, kad jis mums apie tai papasakotų. Kadangi anksčiau čia kasinėjo archeologai, pirmiausia turėjome vengti visko, ką jie jau buvo iškasę ir galėjo sugadinti. Antra, turime būti labai atsargus, nes mes žinome, kad Jėzaus laikų sinagogos buvo statomos daug paprasčiau nei vėlesnės sinagogos, nes jos buvo labiau panašios į namus nei į šventyklas. Taigi, ko reikia ieškoti? Tai labai menki, labai maži likučiai. Ką mes radome pakėlę, tai visų pirma, kad sinagoga turėjo 2 statybos etapus. Ji buvo sugriauta ir atstatyta. Taigi tai reiškia, kaip jūs sakėt, kad yra keli sluoksniai ir tai mus paskatino, nes pagalvojom, gerai, jei čia yra keli lygiai, galbūt yra dar vienas lygis po juo ir mes nuėmėm šį lygį, nusileidom dar vienu sluoksniu žemyn. Ir tai, ką ten radome, yra liekanos, kurios mums leidžia manyti, kad čia buvo senovinė sinagoga. Reikalas tas, kad kai jie statė šią sinagogą, praėjus 400 metų po Jėzaus, jie turėjo ją pastatyti tvirtai. Jie nuėmė daugumą to, kas buvo anksčiau ir pastatė didžiulius bazalto riedulius, kad išlygintų vietą ir tai uždengė viską, kas buvo prieš tai. Tačiau tarp tų riedulių mes radome monetų ir keramikos. Kodėl tai svarbu? Nes keramiką ir monetas galima datuoti. Mes galime nustatyti jų laikotarpį ir pasakyti, gerai, tai yra iš Jėzaus laikų. Ir aš čia turiu monetą, kurią radome čia. O čia yra moneta iš 1 amžiaus prieš Kristų, iš laikų prieš Jėzų. Ir štai ką randi. Ir gali matyti, kad ant jos yra palmė. Čia yra palmė, o čia kviečiai. Ir ši moneta datuojama laikotarpiu prieš Jėzaus laikus. Tai reiškia, kad tuo metu čia gyveno žmonės. Ir štai ką randame po grindimis. Tai reiškia, kad turime liekanų iš Jėzaus laikų ir net iš laikų prieš Jėzų. Vaikinai, aš tikrai susijaudinusi. Aš liečiu monetą, kuri buvo po šios sinagogos grindimis. Ir ši moneta yra iš laikotarpio prieš Jėzaus laikus. Šiek tiek prieš Jėzaus laikus, kaip jis mums pasakojo. Tai reiškia, kad kažkas jau buvo numetęs šią monetą ir ji jau buvo palaidota Jėzaus laikais. Ir ją iš naujo atrado Ahija ir visi archeologai dirbantys šiame projekte. Tai tikrai nuostabu. Reikia ne tik datavimo, keramikos ir monetos, smulkių radinių, bet taip pat reikia ir architektūros. Tačiau problema ta, kad kai jie po kelių šimtmečių statė šią sinagogą, jie viską sugriovė. Taigi mes ieškome užuominų apie ankstesnę statybą. Archeologai, kurie čia kasinėjo anksčiau, buvo teisūs. Po mūsų grindimis nėra sienų, bet mes galime rasti senosios sinagogos liekanų. Ir būtent tai mes turime aplink šį pastatą. Visos detalės, visa architektūra, kurią matėme ankstesnėje sinagogoje, kuri buvo itin kruopščiai sukurta, išraižyta, kaip pavyzdžiui medūza, buvo nustatyta, kad tai yra iš Bizantijos laikotarpio. Tai reiškia, kad tai yra po Jėzaus laikų. Tikroji sinagoga Jėzaus laikų buvo daug paprastesnė. Joje nebuvo visų tų dekoracijų ir detalių. Todėl dabar mes kartu ieškosime. Ahija mums padės ieškoti originalių Jėzaus laikų sinagogos akmenų. Galime netgi pasakyti, kad šie akmenys galbūt matė ir girdėjo Jėzų, kai jis čia mokė, arba bent jau bandė mokyti šiuos žmonės. Ir mes galėsime pamatyti šiuos akmenis ir pajusti ryšį su Jėzaus buvimu čia. Taigi, ar galite mums padėti? Ar galite padėti mums surasti originalius akmenis? Einam, tada eikime jo ieškoti. Labai ačiū. Taigi tai yra vienas iš artefaktų, kurių tikimės iš 1 amžiaus.
Oho, Iš kur mes tai žinome? Tai yra kolonos ramstis. Skirtingai nei Bizantijos sinagogos kolonos, kurios yra ilgos, pirmajame amžiuje mes žinome, kad jie nedarė ilgų kolonų. Jie neturėjo tokios technologijos. Jie jas pjaustė dalimis ir dėdavo vieną ant kitos. Ir jūs matote, tai yra trumpas kolonos stiebas. Taigi, tai iš pirmojo amžiaus. Antra, matote šį iškilimą čia. Tai vėlgi būdinga pirmajam amžiui. Jie naudojo šiuos iškilimus, kad pakeltų juos į vietą. Taigi tai iš tikrųjų yra gabalas iš pirmojo amžiaus Korazimo sinagogos, kurioje pamokslavo Jėzus. Ir tai nėra vienintelis. Turime ir kolonos kapitelį, kuris yra sudėtingesnis. Jis yra čia pat. Pažiūrėkime į jį. eikime. Oho, Turėtum įsivaizduoti, kad kolona eina žemyn čia, o čia yra stogas. Ir tai labai skiriasi nuo to, ką turime Bizantijos sinagogoje, kurios yra labai dekoruotos. Ir tai vėlgi būdinga pirmajam amžiui, ypač pirmojo amžiaus sinagogom. Mes turime tokių Magdaloje, turime tokių Nobel, turime tokių ir kitose pirmojo amžiaus sinagogose. Dabar čia aplink turime dar kelias tokias kolonas ir kapitelus. Iš tikrųjų, ką galime pasakyti apie šį kapitelį, tai kad šis akmuo girdėjo, kaip Jėzus kalbėjo. pažiūrėkite, kaip įspūdinga, kad galime susijęti Bibliją su archeologija. Biblija mums sakė, kad Jėzus atvykdavo į Korazimą. Ir mes taip pat žinome iš Biblijos, kad Jėzus dažnai pamokslaudavo sinagogose. Taigi visa mūsų logika visada mums sakė, kad čia turėjo būti Jėzaus laikų sinagoga. Tačiau archeologai, ypač 7-ojo dešimtmečio ir ankstesnių laikų, sakydavo, ne, čia nebuvo sinagogos. Ir mes matome archeologijos raidą. O dabar esame su archeologu, vienu garsiausiu Izraelyje, kuris mums pasakoja. Savo žodžiais, mėlyjeji, ne tik mano, kad Jėzus buvo čia, pačioje šioje sinagogoje. Ir kad šis akmuo tikriausiai girdėjo žodžius ir mokymus, kurie ne visada pasiekdavo tų, kurie čia buvo, ausis. Bet jis čia buvo. Jis bandė kalbėti su miestu, bandė apeisti jo kelius. Bet kaip žinome iš biblinės istorijos pabaigos, ir taip pat iš tragiškos šio miesto pabaigos, miestas nepakeitė savo kelių. Taigi, ne tik pati sinagoga yra ankstesnė už šį pastatą, mes turime pastatą iš paties Jėzaus laikų. Žinome, kad pats miestas yra dar senesnis, net 120 metų senesnis už Jėzų antrajame amžiuje prieš Kristų. Iš kur mes tai žinome? Nes mes atlikome daugiau kasinėjimų aplinkui ir galime geriau suprasti, kaip šis kaimas keitėsi per amžius. Taigi, Ahijos kasinėjimai sugebėjo įrodyti, kad sinagoga taip egzistavo Jėzaus laikais, kad miestas yra senesnis nei jie manė ir ne tik tai. Jis sugebėjo įrodyti, kad šio miesto sunaikinimas įvyko visiškai kitu metu ir visiškai kitaip nei manė archeologai. Taigi jis sukėlė revoliuciją tyrimuose apie Korazimo sunaikinimo pabaigą. Ir tai mes kartu jums parodysime kitą savaitę. Ir aš turėsiu privilegiją kasti čia, Korazime, su Ahija. Taigi mes kasime ir naudosime kažką, ko aš asmeniškai niekada nenaudojau kasinėjimuose – metalo detektorių. Todėl nepraleiskite mūsų naujo bendro vaizdo įrašo, kurį jums parodysime. Dalykų, kurių net mes dar nesame matę. Tikiuosi, kad jums patiko ir pasimatysime kitą savaitę. Šalom. Šalom.